Labas rytas, šiandien 3 diena ir noriu pasidalinti savo įspūdžiais. Vakar šiek tiek dalinausi, kaip kas vyksta su manim. Ir kaip ir minėjau, jeigu mėginote mūsų detoksą, tai labai panašu, tikrai valosi. Ir vienas niuansas, nėra pilvo raižymo, dažnai einam, išeinam, viskas yra tvarkoj. Aš be galo džiaugiuosi, be galo. Rašo, skambina, sako, kas su tavimi yra. Aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu kalbėti drąsiai apie kam aktualu svorio metimas. Aš save kiek prisimenu, man visada buvo aktualu. Visada. Ar man buvo 20 metų, ar 30, šiandien man 44. Ir visada buvau iš tų, kur man rūpėjo, kaip aš atrodau. Bet kaip ir visiems, dažnai būna bangos. Ir dėl ko labai džiaugiuosi, dėl to, kad galiu drąsiai. Ta, ką girdėjau praėjusią savaitę per konferenciją, o girdėjau, kas liečia svorio metimą, su šito pagalba garantuotai, neišvengiamai kris svoris. Šiandien ir truputį liūdna, buvau masažuose ir mačiau moterį su dideliu svoriu. Ir taip nemoku apsakyti, taip norisi prieiti ir pasakyti, aš jums turiu sprendimą, bet neišdrįsau. Bet gal dar išdrįsiu. Jeigu dar nepabandėt, nepradėjot, nelaukit, tikrai turėsite rezultatus. Mano 3 diena. Paskambinkit, susisiekit, pradėsim kartu. Pagal rekomendacijas 2 mėnesius, po 4 prieš kiekvieną valgį su daug vandens. Tuos 2 mėnesius aš esu nusiteikus laikytis griežtai. Save įgalinau ir noriu ir žinau, kur einu, nes jau pirmos dienos duoda savo rezultatus. Esu be galo patenkinta, be galo laiminga. Ir vakar su viena iš savo nuostabių draugių rašau, žinau, kad pradėjusi vartoti. Tyli. Rašyk, sakau, rašyk, kas su tavim darosi, nes su manim vyksta. Gaunu žinutę. Sėdžiu ant tualeto, bet tikriausiai nuo kivių. Ne nuo kivių. Sakysite, oi, aš einu dažnai į tualetą, man ten viskas tvarkoja. Taip, mes tuštinamės, bet kas antras žmogus nesituština, arba tuštinasi į savaitę kas antrą dieną, arba kas 3, arba kas 4, arba savaitėm 2 nesituština. Jūsų problemos baigėsi. Jūsų paprasčiausiai problemos baigėsi. Aš nemoku pasakyti, jas reikia pradėti vartoti. Paprasčiausiai pradėti vartoti. O po to mes pasikalbėsim ir apsikabinsim ir džiaugsimės kartu. Vienas dalykas. Tikrai tikiu, bus tokių, kur aš pavartosiu skaidulų ir man čia viskas bus tvarkoj. Nebus viskas tvarkoj, jeigu vartosite tik skaidulos. Dėl ko kalbu apie pamatą. Apie pamatą, kad nenualinti organizmo, kad jaustis gerai, kad jaustis puikiai, sveikai viską tvarkytis. Ne per 1 dieną, ne per 3 dienas, ne per 10 dienų, bet po išsivalymo arba kiekvienos dienos organizmo puikaus funkcionavimo mes gerai jaustumėmės. Nereikia jokių drastiškų dietų, nereikia jokių nevalgymų. Mane labai nustebino. Vakaras. Ir aš, tai gal man čia nevalgyti? Valgiau, privalgiau ir
toliau viskas valosi, nieka, kaip nesipučiu. Vienu žodžiu, reikia savo kailiu tai patirti. Dėl ko kalbu apie pamatą? Dėl ko kalbu apie kompleksą vitaminų? Nevartokit pavienius vitaminus. Nevartokit, kaip ir minėjau, sriuba. Neišvirsit sriubos iš vieno vandens, iš vieno ingrediento. Kad visi vitaminai sąveikautų, reikia visų kartų. Jie tarpusavį sąveikauja, vienas kito papildo, be vienas kito neveikia. Vienam sutrikus trinka visą sistemą. Šitą formulę kompanija atnaujino ir ją pavadino kaip pasaulinę formulę. Tai yra visi vitaminai ir mineralai, ką turit gauti per vieną dieną. Visą dozę, ką turit gauti. Reiškia, kad jeigu jūsų maistas ar perviręs, ar perkeptas, ar dar kažkoks, arba kažko nedavalgėt, tai su šito kompleksu viską gausite. Tos dienos norma. Suprantat? Reiškia, organizmas kiekvieną dieną pradės gauti, nesvarbu kaip kas kur, kiekvieną dieną pradės gauti maistinės realias medžiagas. Toliau, omega. Mūsų šeimoje mes nevalgom žuvies. Mes jos nelabai mėgstam. Labai retai metus ten per kažkokie šventės silkaitos kokios paragauja ir viskas. Tai be omegos mes nei dienos. Kartosiu ir tikrai nebijau pasakyti. Daug kartų girdėjau, aš perku vaikų už 5 eurus, net ten ar už 10 eurų omega iš. Būkit geri. Geriau nepirkit visai. Negalit nusipirkti geros, nepirkit visai. Nebeterškim arba mažinkim teršimą. Nedarykim to. Toliau, karotenoidai. Visos daržovės, visi vaisiai. Spalvos. Mano šeimoje valgo agurkus, obuolius. Dar kartais pasitaiko dar kažkas, dabar iš sodelio tai šilauogės, tai avietės, viskas liuks. Bet vienoje kapsulėje 400 gramų reikalingų dienos normai. 400 gramų. Ar žinot, kiek žmonių nevalgo vaisių ir daržovių? Jūs net neįsivaizduojat. Pradedi kalbėti, aš nemėgstu, man nepatinka, arba dar kažkokių. Nemėkit, nevalgykit, išgerkit. Ir grūdai. Grūdai, lipidai, steroliai. Šitos mažos kapsulės dėka mūsų organizme ląstelės, jeigu jos yra sergančios, mes blogai jaučiamės ir panašiai, niekas nesisavina, viskas pradeda lipti. Ar žinojot, kad visas antsvoris, visi nereikalingi, kas ant mūsų pradeda augti, tai yra negyvos ląstelės. Šito dėka jos atsidarys. Jos pradės imti maistą ir šalinti lauk šiukšlės. Jos pradės funkcionuoti. O kai jos pradės funkcionuoti, mes praeisim gerai jaustis. Pradės viskas šalintis, tvarkytis ir panašiai. Kiekvieną dieną. Šitą pakelį, kaip sakė, negaliu be kavos. Gerai. Po kavos valandą laiko po šitą pakelį kartu su maistu. Toliau. Baltymai. Kosmosas. Aš prieš 3 metus man pasakė, ger baltymus. 100 metų man tie baltymai. Nei aš gyvenime domėjaus, kas tie angliavandeniai, dar kažkas baltymai. Baltymus, kažkas su vištienos krūtinėlė. Va taip. Ir gerai, gersiu. Geriu. Gal kokią dieną praleidi ir taip. Praėjusią žiemą Rygos konferenciją klausausi vieno iš mokslininkų, kuris savo gyvenimą yra paskyręs absoliučiai svorio kontroliai. Ir įrodęs ten reglamentuotą ir, žodžiu, pilną apdovanojimų. Ir vėl kalba apie
Nelife kokteilius. Vartokit, nori, nenori krenta svoris, nori, nenori kūno formos keičiasi, valio, parvažiuoju, noriu gražių kūno formų, noriu kilogramų mažiau, vartoju, bet, lygtais neblogai, lygtas tvarkoj, vieną dieną praleidi, kitą dieną ten vėl, šiandien taip. Išvažiuoju šiais metais į konferenciją, kita mokslininkė iš tos pačios kompanijos, bet aš jau girdžiu vėl kitaip. Jūs įsivaizduojat, kokios mūsų smegenys? Mes kiekvienu kartu girdim tą, ką mes norim. Ir girdžiu. Buvo užduodami mokslininkai klausimai. Ir vienas iš klausimų buvo apie kolageną. Ką užkuteno. Pasirodo, rinkoje vienas ar kitas kažkoks baltymas yra pateiktas kaip kolagenas. Nesąmonė. Nes mes visada, kas esame šioje kompanijoje, klausiam, duokit kolageno, žmonės prašo, mes patys norim, pasižiūrėkit, kas daro sąnariai, meniskai, operacijos keičiamos, visi griūna aplinkui. Aš jau bijau tų ateinančių dešimtmečių, kas vyksta. Visi iš eilės. Nenormalu. Ir visi, tas pats gydymas ir tie patys rezultatai. Tas pats gydymas, tas pats tie patys rezultatai. Stop. Pasirodo, mes turim, kad kolagenas organizme gamintųsi, reikia skirtingų 9 baltymų. 9 skirtingų baltymų. Nei vieno produkto nėra tokio. Nei vieno rinkoje produkto. Absoliutus marketingas, absoliuti melodiena. Čia sudėta 18 baltymų. Iš jų yra 9 tie, kurie gamina patys kolageną. Jūs suprantat? Ir pasirodo, baltymas tai yra organizme statybinė medžiaga. Jis geba daug atstatyti. Jo, jeigu netrūksta, kiekvieną dieną organizmas gauna, jis atsistato pats. Man tiek laiko reikia viskam suvokti. Aš jau virš 3 metų čia ir aš kiekvieną kartą vis kažką tokio išgirstu. Taip kad aš jį dabar geriu visai kitaip. Aš noriu savo sąnarių, aš noriu tvirtų kaulų, aš noriu. Aš nenoriu to eilėje stovėti, kaip dauguma stovi. Dėl ko labai džiaugiuosi, kad ir mano mažas žingsnis, aš visą laiką galvoju apie savo vaiką, apie savo sūnų. Matau, kas vyksta, girdžiu, kas vyksta kitur su vaikais ir panašiai. Mes 3 metai pas daktarų neinam. Mes 3 metai nueinam tik dėl į mokyklą pažymos. Tai yra sunku suvokti. Ir aš daug laiko vis pamėginu įvesti kokteilius. Vaikai! Bet per konferenciją gavau progą, aš pati geriu kokteilį su vandeniu. Vis mažiau kažkokių kalorijų. Čia mano protas. Ir skonis pasirodė kitoks. Viena kolegė, tai kokius ir čia mes gaunam? Ir taip, čia su pienu, sakau. Jie skanus. Man asmeniškai aš pripratau su vandeniu, man jie be galo skanus, viskas su jais tvarkoj. Bet su pienu jie kitokie. Jie realiai tikrai skanesni. Ir ką jūs manot? Aš vakar vaikui greitai užtaisiau ir jis man sugėrė. Mama, kaip skanu, sako. Kaip skanu. Jūs suprantat, aš įvesiu jam kokteilius. Man kaip mamai augantis organizmas. Jo augantis organizmas. Visa raumeninė masė, kaulai, visas kūnas. Jie sportuoja, jie lekia, jie bėga, jie veikia. Jiems reikia visų maistinių medžiagų daugiau negu mums. Vienu žodžiu, džiaugiuosi mažais dalykais. Bet kas svarbiausia, kad
Esu laimingiausia todėl, kad įdarbinau save. Įdarbinau tai daryti kasdien. Įdarbinau išgerti kasdien. Aš kokį pusę metų su savim dirbau. Pusę metų, tai pamiršta, tai išėjau kažkur, tai dar kažką. Šiandien aš galiu turbūt rankinuką palikti, telefoną palikti, bet produktų aš nepalieku. Vaikai buvau palikusi, išvykusi produktus. Pati važiavau su didžiausia dėžė, visai savaitei prisidėjusi ir net su kaupu maža kas. Aš esu tokia laiminga, kad aš priėmiau šitą sprendimą. Jeigu jums atrodo, kad man čia nereikia, man čia taip, panaip, dar kažkaip, nesąmonės, tvarkoj, kiekvienam savo laiku. Bet gal jūs žinot, kas turi, arba norėtų, turi kažkas, gal kažkas svorį nori numesti, kažkas gal profilaktiškai, kažką nori pavartoti. Pasidalinkit, būkit žmonės, pasidalinkit. Jums gal kažkada tas žmogus atėjęs taip padėkos, kaip aš dėkoju savo Ritai, savo klientai, kad jinai pasakė, kad jinai nenutilėjo. Kitaip manęs čia nebūtų. Ačiū visai komandai, kas toj bendruomenėje yra ir jau daug metų. Tu jų neiškrapštysi iš ten. Tu iš jų neatimsi tų produktų. Neatimsi niekaip. Iš manęs irgi jau niekas nebeatims. Bet čia reikia vartoti, save įdarbinti ir tik tada suvoki, kas vyksta ir kodėl tai darai. Ne dėl kitų, ne kažkam. Savo. Linkiu atsisukti save. Linkiu nebegyventi dėl kitų. Linkiu į save. Aš šviečiu, visa aplinka šviečia aplink mane. Aš laiminga, visi aplink mane laimingi. Suprantat? Tam kartui tiek, būtinai dar dalinsiuos. Netylėkit, dalinkitės. Ir dar kartą dalinkitės. Jeigu kyla kažkokių klausimų, būtinai susisiekit, susirašykit, paskambinkit, pasikalbėsim, užvėsim ant kelio, už rankos pavesim kurį laiką, kol perprastė, kol suprastė, kol išmokstė, kol pasijaustė taip, kaip aš jaučiuosi. Tam kartui tiek, iki.